žada būti. Labas visiems. Esu čia tokioj vietoj, laukiu susitikimo ir noriu trumpai pakalbėti apie... aišku, apie kągi daugiau mes galim kalbėti, kaip apie savo vintažinius daiktus. Ir aš šį kartą noriu paliesti temą, kilimų temą, nes įsigijau vintažinį kilimą, tokį vadinamą močiutės kilimą, kuriuos dauguma labai bijo, ypač tie nuomotojai, jau tik ne močiutės interjeras. Aišku, ten seniau kabindavo juos ant sienos, mano irgi taip pat yra kabėjęs ant sienos, labai geram stovyje, jisai tiesiog kaip naujas, jokių žymių naudojimo nėra. Ir labai jisai tiko man spalviškai į mano interjerą ir atrodo tikrai labai šiuolaikiniai, bet tai netgi ne apie tai. Aš ieškojau ir naujų kilimų, ir ėjau, ir žiūrėjau. Aišku, jie kainavo tikrai nebrangiai, bet jie buvo visi sintetiniai. Jie buvo nemalonus liesti. O šitas kilimas, jisai, tikrai labai malonus. Ant jo malonu vaikščioti basom, ant jo malonu sportuoti, žaisti su anūku. Nežinau, aš esu labai patenkinta savo tuo kilimu ir jisai man toks gražus, ten tiek tų piešinių, tiek čia lentvario, aišku, ne koks jisai ten persiškas ar kažkoks tai, ne rankų darbo, o fabriko jau darbo. Ir vis tiek, labai esu laiminga, labai jisai šildo, labai jisai geras. O kitas daiktas irgi labai įdomus ir aš jau įsigijau vasarą, tai nauja krosnelė, nes mano būstas yra šildomas elektra ir dar aš turiu krosnelę, su kuria galiu malkom pasišildyti. Tai yra labai patogu, labai jauku ir jinai yra antikvarinė tiesiog. Šeimininkas tiksliai nežinojo, tik tai pasakė mum, kad jinai yra iš laivo. Labai įdomus jos yra dizainas, parodysiu irgi, jinai yra tokia pailga, taip įdomiai metasi malkos, pakura nedidelė, bet tokia tikrai, labai įdomi, koklinė. Ir tokie kokliai iš vieno, vientisi, kai kurių detalių trūko, aišku, turiu nagingą savo mylimą žmogų, kuris man viską patvarko, pataiso. Tai va, du šitie daiktai labai mane šildo ir jie tikrai gavo naujus gyvenimus ir puikiai jie mane džiugina ir pas mane jie gyvena ir gyvuoja. O jums visiems linkiu gero žiūrėjimo, mano savaitės įvykius, nieko labai ypatingo neįvyko, bet gal bus įdomu. Tai va, visiems ačiū, kas žiūrėjot, kas palaikot, visiems gražios, tokios gražios dienos. Užsikūrėm ugnelę. Pečiukas. Ir toj bus mums labai šilta, labai greitai. Radau dar tokius du darbus, nežinau, kas čia yra, kaip gobelenas.
Kažkas tokio įdomaus, ryškaus, nežinau kaip vertinti. Bet galvoju visai, man įdomi šitą interjerą, tokie darbeliai. Labai taktiliškai malonus. Kvepia kalėdom. Kvepia.